Aleliuja, šlovė tau viešpatie. Kaip gera ganytis. Žinot, dabar galvoju, kur kas ganosi. Kas mieste, kas kažkur tai ganosi. Ir kaip nuostabu, kad niekada nebūtum sugalvojęs pats išsiganyti, ar ne? Kad viešpats surado, viešpats pakėlė, apvalė, nuplovė ir įdėjo į širdį savo dvasią, kuri trokšta gyvojo Dievo visų pirma. Amen. O po to miestas, o po to šašlykas, o po to viskas. Amen. Ne prieš tai, bet po to viskas iš viešpaties malonės. Bet tą troškimą ieškoti jo įdeda jis. Jam šlovė ir garbė. Viskas iš jo, per jį ir jam. Amen. Taip, kad nėra kuo didžiuotis, nėra kuo girtis, nebent viešpačiu, nes viskas iš jo, per jį ir jam, mūsų viešpačiui. Halleluja. Atiduodam jam visą šlovę, visą šlovę. Žinot, kuo daugiau atiduodi šlovės viešpačiui, tuo labiau tavo širdis mažėja. Tuo labiau širdis nuolankėja, tuo labiau širdis žeminasi ir minkštėja. Todėl galima galvoti, kam jį taip garbinti, kam čia kalbėti, pasakė vieną žodį, koks tu nuostabus ir viskas, ar ne? Bet tuo metu, kada mes garbinam jį, išsakom ją, mūsų širdis minkštėja, mūsų širdis žeminasi prieš jį. O viešpats sakė, nuolankiuosius aš išaukštinsiu. Amen. Todėl jis mūsų širdis valo. Šiandien Dievas davė tokį žodį, kaip išlikti gyvenimo audrose gyvam. Kaip išlikti audrose gyvam. Audrų yra, taip. Audrų bus, taip. Audrų užtenka ir dar jų bus, bet tas, kuris pasitikė viešpačiu, jis praeis visas audras. Todėl mes šiandien gilinsimės Dievo žodžio vietą, žiūrėsime, kurios liudys nedaug rašto vietų, bet jos pakelia tikėjimą. Sutinkamai su Dievo valia ir žodžiu. Jau dabar gali pradėti sakyti, aš praeisiu visas audras su viešpačiu ir pergalingai. Nes Jėzus Kristus jau man dovanojo pergalę. Aš pasitikiu savo viešpačiu. Amen. Amen. Žinot, lengva tikėti, kai viskas gerai būna. Bet mes ruošiamės, kad kai ateis audra, kad mes liktume tokiu patys. Amen? Kai viskas gerai, nereikia tada nei tikėjimo, ar ne? Nereikia nei pasiruošimo ir taip gerai aplinkui viskas sekasi. Bet kada papuolam į gyvenimo audrą, kaip elgtis, kai papuolam į gyvenimo audrą. Ir mes papuolam ir daug kartų sakom, Jėzau, kodėl tu čia nieko nedarai? Ar ne? Kodėl tu čia nieko negelbsti? Tai ir pradėsim nuo šitos rašto vietos. Morkaus. Ne. Laukit, Morkaus. Jo, Morkaus. Morkaus 4:35. Puikiai žinot šitą istoriją. Atmintinai mokam. Bet ji toks geras pavyzdys šiandien, padedantis mums pereiti audras gyvenimo. Ir Dievo valia, kad mes jas pereitume pasitikėdami viešpačiu. Amen. Sakyk, Dievo valia, kad atėjus audrai, aš pereičiau ją pasitikėdamas viešpačiu. Nes jis manyje. Jis sėdi mano valtyje, gali sakyti. Amen. Čia pavyzdys šitas kalba apie valtį, kurioje sėdėjo Jėzus.
4 skyrius 35 eilutė. Ta pačia diena atėjus vakarui, jis tarė mokiniams, irkimės į aną pusę. Vieną vakarą, ar ne, jis, reiškia, Jėzus tarė. Jis nusprendė irtis į aną pusę. Ne mokiniai nusprendė, bet jis nusprendė. Taip. O jeigu ką Jėzus nusprendžia tavo ir mano gyvenime, jis tikrai praves į kitą krantą. Amen. Amen. Todėl mes sakom, greunam piktojo darbus, kad tos audros, į kurias neišplukdė mus viešpats, mes jas galime sugriauti. Bet į tas audras, į kurias įveda viešpats savo valia, jis ir numatęs kitą krantą tau ir man pasiekti. Amen. Todėl mes ir ieškome Dievo valios, Dievo dvasios vedimo, gyventi Dievo valioje, kad mes išplaukinėtume vis į tas kitus krantus jo vedami, ar ne? Kad jis sėdėtų, kad jis vadovautų tam plaukimui. Ir šitam plaukimui vadovavo Jėzus. Jis sakė, irkimės mokiniai į kitą krantą. Ir jis sėdėjo su mokiniais, irkimės į aną pusę. Atleidę žmonės, jie jį pasiėmė, nes jis tebebuvo valtyje. Kartu plaukė ir kitos mažos valtys. Pakilo didžiulė vėtra ir bangos daužėsi į valtį taip, kad jau sėmė. Žinot tą jausmą? Kaip jau semia ir jau skęsti ir jau norisi paleisti vos net tokį žodį netinkamą. Jau semia. Bet Jėzus sako, ne viskas. Aš visada turiu viltį. Aš visada turiu viltį. Tai čia tau ir man atrodo, kad jau semia viską ir viskas. Audra didesnė už mane. Tikrai taip mums atrodo mūsų sieloms, mūsų neatnaujintiems. Bet kai žiūrime Dievo dvasia, Dievo dvasia sako, aš nuplauksiu į kitą krantą. Amen. Dvasia tavyje visą sako, man visas išeis į gerą. Taip, tikinčiam viskas išeis į gerą. Aš praeisiu visą tai, nes viešpats yra kartu su manimi. Mano valtyje, gali pavadinti savo šitą šventyklą valtim. Ir čia sėdi Jėzus tavyje. Ir jis yra tavyje. Tu ir aš vieni mes nepraplauktume, bet jis sako, šitą kelią praėjo, jis laimėjo šitoj kovoj ir jis yra mumise ir jis plukdo mus į kitą krantą, į pažadėtą žemę. Amen. Į amžinybę. Ne vieni mes plaukiame, jis mus plukdo. Amen. Atrodo nedidelis skirtumas. Plaukiam. Ar plaukiam mes, ar plaukiame su juo. Yra didelis skirtumas. Ar be jo plaukti į kitą krantą, ar plaukti su juo. Nes kai kurie žmonės, kurie netiki Jėzumi, jie tiki savo tikėjimu ir sako, aš tikiu, viskas gerai baigsis. Ne, nuskęs laivas. Vis tiek nuskęs laivas. Nes ten nėra tame laive amžinojo viešpaties, kuris didesnis už visas problemas ateinančias į mūsų gyvenimus. Kai kurias gali praplaukti ir nuosavas savas tikėjimas be Jėzaus Kristaus. Bet įeis į tokią, kaip čia pasakyti, pelkę, iš kurios gali ir neišlipti. Be Jėzaus, bet su Jėzumi visada išlipsi. Aleliuja, sakyk, su Jėzumi. Aš visada išplauksiu. Oi, kaip išplauksi, tikrai išplauksi. Tikrai išplauksi, nors atrodo dabar, kad jau semia viršų. Viskas. Bet tu praplauksi. Ir skaitom toliau Dievo žodį, 37 eilutė.
Ir sako, pakilo didžiulė vėtra ir bangos daužėsi valtį taip, kad jie jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį šaukdami: mokytojau, tau nerūpi, kad mes žuvame? Tau nerūpi, kad aš dabar tokioje situacijoje? Tau nerūpi, Viešpatie? Jam daugiau rūpi negu tau ir man. Mes jam rūpim daugiau negu mes savo rūpim, ar ne, arba kam rūpim. Jam daugiausia mes rūpim. Nes jo meilė begalinė, jo meilė didelė, kad mus pravesti pro visus šitus sunkumus. Jam rūpi, bet kad tas jo rūpestis pasireikštų mūsų gyvenime, tam sunkume. Ko reikia? Pasitikėti tavimi, tavo ištikimybė. Ten, kur tamsa, gausa, tu mus visur surasi. Čia sena giesmė, nelabai prisimenu, bet labai gerai giesmė. Labai gerai giesmė. Jis suras. Jeigu tu ir aš pasitikėsime. Iš ko mes sprendžiame iš šitos rašto vietos, kaip toliau jis ir sako, pabudęs jis, 39 eilutė, sudraudė vėją ir įsakė ežerui: nutilk, nusiramink. Audrai pasakė. Tuojau pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu. Jis tarė jiems: kodėl jūs tokie bailūs? Ar vis dar neturite tikėjimo? Ir kai aš įsigasti kažkokioj situacijai, jis žiūri ir sako, tai tu neturi tikėjimo dabar? Pasitikėk, sako. Tu man rūpi, bet mane pritrauks tavo tikėjimas. Amen. Kodėl dabar pasaulyje žmonės ir Dievo kažkodėl nepritraukia jie, ne? Tie, kuriuose atsiras tikėjimas Jėzumi Kristumi, jie pritraukia Dievą. Todėl mūsų pasitikėjimas Viešpačiu, kad jis yra su manimi dabar ir aš išplauksiu. Tai yra kaina, tai yra kova, didžiulį vykstanti sieloje, vykstanti aplinkui kova, bet toj kovoj, toj audroj, man reikia išlikti blaiviam, blaiviai išlikti. Ir aš žinau, kad tai nėra lengva. Tau reikia susikoncentruoti. Visur ošia vėjas, audra, o tau susikoncentruoti į šitą tiesą, kad Viešpats yra su manimi. Va čia tas išplaukimo momentas, va čia tas svarbiausias, ant kurio išplauksiu, tas švenčiausiasis tikėjimas. Amen. Tas pasitikėjimas Viešpačiu. Ir sako, paskutinio tai juos apėmė didelė baimė. Ir jis kalbėjo vienas kitams, kasgi jis toks, net vėjas ir ežeras jo klauso. Kas jis toks? Jėzus Kristus nugalėjo. Jėzus Kristus išsprendė visas problemas. Golgotoje visos žmonijos problemas, sumokėjo kainą, nugalėjo piktį ir prisikėlė. Ir tas, kas priima jį tikėjimą į savo širdį ir tiki juo, gyvenime, audrose, toks praeis viską, tai aš sakyk. Amen.
susikoncentruoti į jį tikėjimu. Tikėjimu. Tikėjimas, Dievo žodis sako, jėga, kuri nugali piktąjį. Tikėjimas yra jėga, kuri nugali audras. Jėzus Kristus pasakė ir audra nurimo. Tu ir aš. Jėzus Kristus paaukotas buvo dėl to, kad jis galėtų ne tik mus atpirkti, bet prisikėlęs dar sakė, aš jums atsiųsiu šventąją dvasią ir duodu, sakė, aš jums valdžią. Jėzaus vardu, savo vardu duodu jums valdžią lygiai taip pat nuraminti audras. Gyvenimo audras. Nuraminti tau duodu valdžią. Amen. Todėl Jėzus Kristus, kurį tu pasišaukei į savo širdį, į savo gyvenimą, jis yra toks, kuris nori nuraminti tavo ir mano audras. Visų pirma, prote, didžiausia audra. Todėl, kai nuraminsime protus Jėzaus vardu, tada nurims mūsų kūnai ir nurims aplinkybės. Tik pasakysiu, metui atėjus. Jeigu iškart nenurimsta audra, jei iš karto tai nevyksta, tai nereiškia, kad tai neveikia. Amen. Viešpaties rankose yra viskas. Pasaulis viso šaukia, pasiduok, pasiduok, pasiduok. O tu sakai, o aš nepasiduosiu. O iš kur čia toksai stiprus, kad nepasiduosi? Ir kuo tu remsiesi? Jeigu ne Jėzumi Kristumi, amen? Pasaulis neturi kuo šiandien remstis, kad jie praplauks, kad jie praeis. Ir tai kažkaip dar jie ten eina keturiom, visai dvasioje, kapanojasi. Tu labiau tu ir aš, kurie priėmėm Kristaus dvasią. Mes esam pašaukti, kai ateis audra, ją nuraminti. Neįsigask, kai atėjo audra. Jie atėjo ne tam, kad tave nužudyti, kad tave apversti, paskandinti. Atėjo audra tam, kad tu galėtum ją nuraminti. Amen. Ir tokiu būdu, kai ateina audros ir mes juose pasitikim Viešpačiu, mes vis stiprėjam ir stiprėjam pasitikėjime Viešpačiu. Ir vis didesnes ir didesnes audras sugebėsime praeiti. Čia yra tas pliusas. Kodėl jas pereiti pergalingai? Visų pirma, kad neturėti praradimų. Antra, kad taip Jėzus mus pašaukė gyventi pergalingą gyvenimą. Nesvarbu kokia aplinkybė, bet mes pasiliekame jame, 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 jame. Jis sakys, kvailys, tu nesivadovauji tuo, ką matai. Ne, aš nesivadovauju tuo, ką matau, aš vadovausiu tuo, kuo tikiu. Amen. Todėl jis sakė, kad teisusis gyvens neregėjimu, bet tikėjimu. Ir tai yra kaina. Ir tai vyksta ne visada pagal mūsų supratimus. Čia ir būna, kad mes audroje pasiduodam dėl to, kad tai vyko ne pagal tavo supratimą. Mes savo supratimu niekada nenugalėsime audrų. Mūsų reikalas pasitikėti Viešpačiu. Bet supratimą reikia pasidėti jo. Be abejo, daryti tikėjimo žingsnį, bent jau išpažinimą, kad aš nugalėsiu šitą audrą. Bet supratimas tikėjime netinka. Žmogiškas supratimas, jis priešingas Dievo tiesoms. Žmogiškos tiesos nesutinkamos su Dievo žodžiu, jos yra melas. Ir kiek dažnai mes klausome to melo nesubudėdami, ar ne? Būna taip.
pasakas, klausai pasakas kažkokias. Visi, aišku, taip ir pasaulį kalba ir tau gali atrodyti, kad tai tikrovė jau beveik. Todėl mes ačiū Dievui už jo žodį, kad mes galime žinoti ir suprasti, kas yra tikra tiesa. Tu nepražuvęs, tu turi visada viltį pradėti iš naujo. Pradėti iš naujo tu turi visada viltį. Jei nepasisekė, dabar pradedu iš naujo. Dabar pradedu iš naujo. Jėzus sako, kaip džiaugiuosi. Pradėk. Aš už tave. Tai kas gali prieš tave. Ir žinot, jam nenusibos. Vis tau duoti pradėti iš naujo. Ar ne? Kažkur suabejojai. Kažkur paleidai liežuvį. Ar ne į darbą. Kažkur supykai. Kažkur dar kažką padarėjai. Atleisk Viešpatie Jėzau ir pradėk iš naujo. Prašyk atleidimo Viešpaties ir vėl pradėk iš naujo su to pačia dvasinė jėga ir su tuo pačiu tikėjimu. Amen. Lygiai tu toks pats stiprus, pradėdamas iš naujo, taip kaip tik įtikėjęs. Amen. Po atgailos, jeigu kažkas netaip įvyko, tu lygiai toks pat, džiaugis, šypsena taip galbūt veide, nors tu gal užtruks nedaug laiko. Gal tu namuose tau kažkas nepasisekė, tu ten susipykai, kas ar moteris su vyru, ar atvirkščiai. Ir tu atėjai į bažnyčią. Ir galvoju, geriau gal neįsiu, nes šitoks neįsiu. Pakeliui, apkailauk, apsivalyk ir ateik su čiais. Amen. Nes Viešpats Jėzus nuplauna, apvalo, atleidžia ir vėl pastato. Amen. Jam šlovė ir jam garbė. Ne mums, o ne mums, bet jam vienam. Jeigu patiems mums reiktų čia pasigražinti, tada mums šlovė ir garbė. Bet jeigu mes jo malonę priimam, atleidimą per Jėzų Kristų ir jo jėgą priimam, tai tada jam šlovė ir garbė, kad mes šiandien stovime, kad mes šiandien nugalėsime visas audras, tik dėl to, kad pasitikėdame juo, kad jis toks mumise ir jis mūsų valtyje. Amen. Dievas už mus, tai kas gali būti prieš mus? Amen. Žinot, mes nebūsim pikti, jeigu mes būsim tikintys. Kodėl mus pykina situacijos, kodėl mus pykina aplinkybės. Pykina kartais, kad taip vyksta, žinot. Todėl aišku, jie supykom, atgailaukim ir imkimės ne pykčio, bet tikėjimo. Amen. Todėl, kad velnias visada stengsis, kad mes būtume nepatenkinti, kad mes būtume pikti. O dar jeigu didelė audroje, tai visiškai pikti ir skustumėmės. Skuskimės Viešpačiui, jis apšvies ir sakys, pasitikėk, brangusis, aš dar vis su tavim. Jis tau pasakys. Amen. Jis visada už tave ir mane, kad tu pradėtum iš naujo viską dar kartą, pradėtume iš naujo. Taigi, dar pažiūrėsime į vieną rašto vietą Jono 14:30. Jėzus buvo kokioj situacijoje ir kaip jisai elgėsi. Jis mums pavyzdys. Visame kame Jėzus mums pavyzdys. Jis pasidavė kur nors, Jėzus? Jis nepasidavė niekada. Ne vienoje situacijoje nepasidavė. Čia būdamas žemėje, jis išpildė Dievo Tėvo valią. Kodėl? Todėl, kad pasitikėjau savo dvasios tėvą. Jis ant kryžiaus lipo tik tikėjimo Dievu Tėvu jėga. Kitaip jis ant kryžiaus nebūtų užlipęs. Bet kai jis tikėjo, kad Jėzus, kad jį prikels Dievas, jis lipo ant kryžiaus. Todėl ir mes, kai papuolam į tokias situacijas, tai yra kryžius mums. Taip, bet visada žinok, Jėzų prikėlė ir tave prikels. Nes tas pats tėvas, tavo ir Jėzaus. Dievas tėvas.
Tuo labiau, kad jo sūnus Jėzus dabar mūsų širdyse ir tą Jėzų tėvas visada prikels. Nebijok. Nebijok. Ta Jėzų, kuris gyvena tavyje, jį tėvas visada prikels. Jei tada prikėlė į Golgotą, prikels ir dabar. Todėl sakom, tapatink save su Jėzumi Kristumi. Tapatink. Kaip Jėzus, taip tu. Kaip jis prisikėlė, taip tu prisikelsi. Visada. Iš visokių gyvenimo situacijų. Amen. Amen. Toks pat Jėzus šiandien mūsų širdise. Tas pats Jėzus, kuris tada prisikėlė. Jono 14, atsiprašau, 11:30. 39. Aš čia skaitau ne tą. Jono 14, teisingai pasakiau. 14:30, atsiprašau, 14:30. Jėzus prieš nukryžiavimą sakė, 30 eilutė, jau nebedaug su jumis kalbėsiu, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis. Ir many, Jėzus sako, jūs neturi nieko. Kas tas kunigaikštis? Velnias. Jėzus gyvena tavyje. Amen. Jis neturi nieko bendro su kunigaikščiu. Amen. Reiškia, kunigaikštis velnias niekada nelaimės. Amen. Jėzus nugalėjo ir mes su juo. Amen. Tapatinkim save su to Jėzumi Kristumi. Su Jėzumi Kristumi. Nežiūrėkim į save, žiūrėkim visada į Jėzų. Amen. Tapatinkim save su Jėzumi Kristumi. Šėtone, tu many neturi nieko. Nes mano viešpats Jėzus mano širdyje. Ir jie pamatė kažkokį artėjantį pavojų iš kunigaikščio. Sakyk, ramiai, tu neturi nieko manyje. Nes Jėzus Kristus neturi nieko. Mes su juo tokie kaip jis, Dievo žodį parašyta. Neturim nieko. Todėl jeigu kažką kartais turim su juo netyčia, tai atgailaujam, nuplauna Jėzaus kraujas ir vėl mes neturim nieko bendro. Amen. Todėl Dievo valia jūsų šventėjimas, sako. Taip, veriai. Dievo valia šventėjimas, kad jūs mažiau ir mažiau velnias turėtų vietos. Ir kaip jūs turės mažiau vietos per tikėjimą Jėzumi Kristumi, kai mes išlaikysime tokį tikėjimą, tai jis vis mažiau vietos turės mumise. Nes mes esame išteisinti, išlaisvinti iš Dievo malonės per tikėjimą. Amen. Ir kuo labiau mes tikėsim, kad velnias nieko neturi many, nes aš pasišaukiau Jėzų. Jis gyvena many ir jis neturi nieko bendro. Su tuo Jėzumi jis nugalėjo. Jėzus ir aš su juo parašyta Dievo žodį. Jėzus nugalėjo ir aš su juo. Štai kodėl sakė Jėzus, pastatysiu bažnyčią, kurios pragaro vartai nenugalės. Todėl, kad Jėzus Kristaus pragaras nenugalėjo, ar ne? Bet jis pragarą nugalėjo, jis piktai pragaruose nugalėjo. Ir jis šiandien pastato tokias bažnyčias, kurios pragaro vardai nenugalės. Nes jis šventuosiuose. Amen. Ir todėl tu esi Dievo bažnyčia. Tavo širdis yra Dievo bažnyčia, ten gyvena Jėzus Kristus. Mes visi kartu nariai esame Dievo bažnyčia. Ir sako, jei išlaikysite švenčiausiai tikėjimą Jėzumi Kristumi, priešas niekada
jūsų neįveiks. Amen. Niekada, bet kokius kėslus darytų, bet kokius sąmokslus prieš tave ir mane. Didžiausius planus kurtų, kaip tave ir mane sunaikinti ir sugriauti, nei vienas velnio planas nebus didesnis už Jėzų Kristų, kuris gyvena tavyje. Amen. Jis turi visada Jėzus planą, kad tu laimėsi. Todėl nesigąsk jokių sąmokslų, jokių gąsdinimų, jokių niekinimų. Dėl Jėzaus, ar dėl tikėjimo, ar dėl gyvenimo būdo, nesigąsk, tu jau laimėjai. Dievo žodį parašyta. Kad mes jau laimėję, nes su Jėzumi Kristumi. Ne tai, kad aš labai melsiuosi, labai kovosiu, tai labai nugalėsiu. Tikėjimu nugalėsiu. Be abejo ir melsiuosi, ir kovosiu, ir tikėjimu nugalėsiu. Iš malonės. Mes net melstis būtų bergždžias reikalas, jeigu neturėtume šito tikėjimo Jėzumi Kristumi. Surišti, atrišti. Išleisti belaisvius į laisvę. Jėzaus vardu. Štai kokią planavo viešpats Dievas bažnyčia šitoj žemėje. Amen. Ir ta bažnyčia esi tu. Esi tu. Jei tik išlaikysite tikėjimą, sako, iki galo. Amen. Jei išlaikysim iki galo tokį tikėjimą, priešas neturi tokios jėgos. Jis tyčiosi iš pasaulio. Jis tyčiosi iš visų žmonių. O tu gali būti ramus ir saugus. Jeigu, sakau, ir pakils audra ir pradės iš tavęs tyčiotis, tu vis tiek perklausy kitą krantą. Nes Jėzus Kristus su tavimi. Štai ir tokia nauda. Amen. Vat štai ir yra čia tas tikėjimas viešpačiu Jėzumis, didžiulis turtas. Didžiulis turtas, kurį mes turime, sako, induose, moliniuose, ne? Žiūrim į mus, į miestę esančius žmonės, kurie dar nepatikėjo Jėzumi. Lygiai tokį, nieko nesiskiria. Bet ta jėga, sako, moliniuose induose. Tame kūne lygiai toks pat, kaip ir visų kitų, bet viduj kitokia jėga. Viduj gyvena Jėzus Kristus savo jėga. Ir tokio, pažiūri kartais, galvoja, paims tave. Kiek tekia kartų susitikti su velniu įkvėptai žmonėm. Ir jie žiūri ir galvoja, dabar paims. O dabar toks juokas ima, kad tu žinai, kad niekad nepaims. Nei paleistuvystės dvasia nepajėgs. O ten žinai, kad daug kartų mes, kai tarnavom čia maldos namuose, tai gatvėje tarnaudom tokiems žmonėms. Visokių apsėstų žmonių. Paleistuvystės. Ir jis galvoja, velnias, kad jis stipresnis. O rodo visokius triukus. Ir paprastai jau taip turėtum pasiduoti. Jis sako, o, mato, kad tave yra jėga kažkokia. Tai yra Jėzus Kristus tavo apsauga. Amen. Štai kas tave nuo nuodėmės šiandien išlaisvino, štai kas apsaugos tave nuo nuodėmės. Jis, kai tu tapatinsi save su juo. Jis, kai tu tapatinsi save su juo. Nepasilik vienas. Todėl mes kurstom ir kurstom tikėjimą, pasitikėjimą viešpačiu. Kad visą laiką būtume daugiau nei nugalėtojai. Kai pasilpsta mūsų tikėjimas, valtis ima senti, vanduos, valtis skęsta. Ką daryti? Jėzau! Jėzau! Taigi tu sakei, su manim esi. Kodėl aš skęstu? Ir staiga Jėzus apšviečia protą. Taip, tu su manim nepaskęsi, brangusis. Ačiū tau, Dieve. Amen. Nepaskęsim, nepaskandins. Jokios gyvenime jūros ir bangos tavęs ir manęs nepaskandins,
jeigu mes išlaikysime šitą pasitikėjimą viešpačiu Jėzumi Kristumi. Štai dėl ko mes ir skelbiame Jėzų Kristų išgelbėjimą žmonėms. Skelbiam Jėzų Kristų ne tam, kad, daugiau tokių būtų kaip aš, čia, jūs čia norit kažką privilioti, nuvilioti, atvilioti, prirašyti, pritaisyti. Taip kalba pasaulyje. Jėzus nori išgelbėti šiandien žmonės, jis nori apsigyventi kiekvieno širdyje. Ir tokio žmogaus velnias negalės nugalėti. Štai kokią evangeliją tu šiandien skelbi. Gerąją naujieną, evangeliją, gerąją naujieną vargšams. Žmonėms, kurie be Dievo yra vargšai. Vargšai. Šiandien tie, kurie su Dievo širdyje, jie turtingi. Jėzus turtingas. Todėl ir tie, kurie priima jį, jo dvasia tampa turtingi. Jame pergalingi, turtingi, amžiną gyvenimą turintys. Amen. Todėl ir gyvenkime taip, kaip jis nori gyventi Jėzus. Jėzus ateis tik mūsų jau pasimti, bažnyčios sakė. Tos, kurios pragaro vartai nenugalės, jį išliks, ateis Jėzus pasimti jos. Jis neteis dar kartą rodyti stebuklų, jis neteis išvarinėti demonų, jis neteis evangelijos skelbti, laisvės. Jis pašaukė tuos, kurie priėmė jo dvasią, jis pašaukė juos tai daryti. Amen. Tam jis ir kūrė bažnyčią, kad jis, Jėzus, gyventų mumise ir darytų tuos darbus, kuriuos darė, kai buvo jisai čia žemėje, ir dar parašyta didesnius darytų. Amen. Jis nori daryti tos darbus, bet jis gali daryti tos darbus per tą, kuris taip juo pasitikė, kad jis yra manyje. Žinot, ir tos aplinkybės, ir audros, ir visokios situacijos, problemos, tada kažkaip jos antgamtiškai nublanksta, kai tu įsitvirtini šitoje tiesoje. Jos tampa kitokios. Ir kai tik pasilpsta šitas toks pasitikėjimas, kad viešpats su manimi. Ir šitas išgelbėjimo džiaugsmas, kai dingsta, problemos pradeda didėti. Ir vėl, tai kad čia vėl viskas taip blogai. Už tai, kad pasilpo tikėjimas ir netom akim. Mes žiūrim šitom jau akim. Jėzus nori žiūrėti per mus ir tikėti, ir kalbėti, ir išpažinti, ir įtvirtinti savo žodžio tiesas. Amen. Dievas labai nori mano lūpomis, tavo lūpomis įtvirtinti savo tiesą. Kaip jinai atrodo, kažkokia situacija, o tu sakai Dievo tiesą. Kažkokią problemą, kažkoks tai prasideda skendimas, o tu pradedi įtvirtinti Dievo tiesą. Aš neskęsiu, aš gyvensiu, aš išplauksiu. O čia tavo ir mano dalis daryti išpažinimus pagal Dievo valią ir pagal Dievo žodį. Amen. Nieks kits už tave to nepadarys. Tu turi ir aš padaryti tai pats. Amen. Pakeisti mąstymą ir judėti kitą kryptimį. Ne skendimo, bet išplaukimo. Jėzus su mielu noru kelia. Visada jis suinteresuotas, kad mes išplauktume. Bet priklausys, ar mes priėmėm jo žodį ir jį išpažinom, ir juo tikėjom ir išpažinom. Amen. Todėl sako, imkitės visų Dievo ginklų, kad pasipriešintumėte prieš jį piktąją dieną. Amen. O Dievo ginklai kas? Dievo žodis, dviašmenis kalavijas. Apsijuoskite tiesa, sako. Ir štai, kaip mes
būsime apsiginklavę Dievo dvasia, žodžiu, Dievo tiesomis. Amen. Pragieji Viešpats pakvietė mus į dvasinę kovą. Ir mes dar nepradėję tos kovos, sakė, esam daugiau nenugalėtojai. Įdomi kova, man patinka tokių kovų. Žinot, yra tokių kovų, kad tu nežinai, ar tu gyvas liksi, ar ne, romiečių ten visokie būdavo kovos, užmuša vieną negyvai ir taip toliau. O čia tu ir aš esam pastatyti Viešpaties į tokią dvasinę kovą, kurioje mes jau esame daugiau nei nugalėtojai. Nes Jėzus Kristus, kuris gyvena tavyje, jau nugalėjo piktąjį. Ir tu sakai, tikiu ir aš su juo. Amen, amen. Jis gyvena tavyje, tas, kuris nugalėjo piktąjį. Šlovė ir garbė jam vieninteliam. Dar Lozorių paskaitysim, kaip prikėlė. Kai situacija beviltiška, Jėzus 11 jau dabar skyrius Jono Evangelijos 39 eilutė. Kai nėra jokios vilties, atrodo, Jėzus visada sako, yra viltis. Ir skyrius 39 eilutė, prisimenu, kai Lozorius numirė, jis buvo padėtas į uolą, tais laikais dėdavo į uolą, užritydavo akmeniu, taip ir Jėzų lygiai užritino akmeniu, ir Lozorių užritino, ir jau 3 dienos ten gulėjo. Atėjęs Jėzus tarė, nuriskite akmenį. Matot? Kai ateina Jėzus prikelt kažkokios situacijos, tau reikia nurityti kažką tai, ar ne? Nurityti tą netikėjimą, nurityti tą sielos abejonės gal. Kažką padaryti. Ir tada įeina Jėzus. Ir jie nuritino akmenį ir Jėzus įėjo į tą olą. Mirusiojo sesuo Morta įspėjo Viešpatie, jis jau duvokė, nes jau 4 dienos, kai jis miręs. Matot, realybė pasakoja, bet toks, tai yra netikėjimas. Vietoj to, kad sakytų, gerai, atritinam akmenį, Jėzau, tu viską gali ir tu jį prikelsi. Ne, jau viskas vėlu. Tai būna tau ir man kartais. Mes tokius išpažinimus padarom, nu jo čia, tai dabar viskas, va dabar bus taip. Nu taigi aš matau, kad taip. Tai susigyvens neregėjimo, bet tikėjimo. Amen. Matys, kad tai, bet kalbės, kad ne tai. Jėzaus vardu. Amen. Tikėjimu jūs kilnosite kalnus, sakė. Tikėjimu išpažinimas turi jėgą. Visas pasaulis netikėjime, visas pasaulis baimėje, visas pasaulis kalbantis negatyvą, daugiau negu pozityvą. Tu ir aš mes pašaukti kalbėti Dievo žodžius, statančius, atstatančius, prikeliančius. Ir Jėzus toliau sakė, Jėzus jai tarė, argi nesakiau tau, kad jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę? Štai ką sako jis tai Mortai. Jei tikėsi, matysi Dievo šlovę. Tada džiaugis, kad Dievas tave myli ir gano ir statydina tavo ir mano tikėjimą. Amen. Mes kartais piktinamės. Tikėjimą. Padarytų ką nors. Už tai, kad tikėjimas yra didžiausias turtas. Ir Dievas statydina savo žodžiu mūsų tikėjimą tam, kad pamatytume jo šlovę. Ko mes norim, kokios šlovės? Mes nenorim velniui pamatyti jo šlovę. Ne. Mes norim pamatyti Dievo šlovę.
Todėl ką daryti, kad matyti Dievo šlovę? Tikėti. Tikėjimas pritraukia dangų, parašyta Dievo žodį. Jie nurito akmenį nuo ten, kur gulėjo numirėlis. Jėzus pakėlė akis aukštyn ir prabilo. Tėve, dėkoju tau, kad tu mane išgirdai. Ir kas įvyko? Ir dar jisai toliau sako, aš žinojau, kad visada mane girdi. Turėjau tikėjimą Jėzus savo tėvą. Ačiū tau. Aš žinau, kad tu visada girdi. Tu gali šiandien pasakyti. Aš žinau, Viešpatie, tu visada mane girdi. Ir jeigu žinai, kad jis tave girdi, tai yra tikėjimas. Jeigu žinai, kad jo žodis yra tikras ir jo tiki, bet čia ir yra tikėjimas. Tu visada atsakai. Nesuprantu, ko čia abejoti, ne? Jis tobulai tikėjo, už tai jisai net nebėra. Mes kartais abejojam, ar ne? Bet imam pavyzdį Jėzų. Jis kaip mažas vaikas. Aš žinau, kad visada girdi. Jo tikėjimas buvo tikrai kaip mažo vaiko. Jis sakė, ir jūs, jei nebūsite kaip maži vaikai, niekada nereikėsite dangaus karalystės. Todėl tai, kur maži vaikai atėjot pas Jėzų visi. Amen. Ir aš. Mažas vaikas atėjau. Mums reikia tavęs, Jėzau, tu didesnis. Aš tikiu, kad tu mane išgelbėjai, kad tu praliejai kraują Golgotui. Todėl išlikim maži ir toliau. Amen. Pasitikėkim Viešpačiu. Jam nieko nėra neįmanoma. Amen. Tik laiko klausimas. Nežiūrėkim aplinkybę kaip į galutinį rezultatą. Tai tik faktas. Bet realybė yra tai, ką sako tikėjimas. Ką sako Dievo žodis. Štai todėl jis sakė, atnaukite protus Dievo žodžiu. Amen. Todėl mes leidžiam Dievui atnaujinti protus Dievo žodžiu. Mes skaitom Dievo žodį ir dedamės į širdį, patenkinti, nesiginčijam su juo. Klausydami Dievo žodį irgi nesiginčijam, bet leidžiam jam įsodinti į širdis, nes mes norime gyventi tikėjimą. Amen. Amen. Taigi, Lozorius buvo prikeltas. Tai pasakęs, jis galingų balsų sušuko, Lozoriau, išeik! Tikėjimas visada užtikrintai sako. Ar ten šėtoną palikti Jėzaus vardu. Ir šėtonas klauso. To Jėzaus, kuris yra tavo širdį. Bet reikia sutikėjimą užtikrinti, pasakyti sutikėjimą. Ir viskas. Su užtikrintumu. Jėzus tai darė su užtikrintumu. Ir numirėlis išėjo. Jo rankos ir kojos buvo vyniotos laidojimo aprišalais, pėdas aprištas drobule, Jėzus jiems liepė atriškite. Ir atrišo ir paleido. Amen. Situacijas atriškim. Leidžiu laisvę šitus belaisvius Jėzaus vardu. Išeikite belaisvę į laisvę. Amen. Meldžiamės taip maldoj. Atsimenat? Dvasia taip pakelia. Išeikite belaisvę į laisvę. Sutraukome šitus pančius vergystės Jėzaus Kristaus vardu. Jie yra jau sutraukyti Golgotoje. Halleluja. Ten Golgotoje buvo sutraukyti visi pančiai. Ten velnias buvo nugalėtas, pilnai nuginkluotas, pilnai nugalėtas. Šiandien jis čia yra nelegalas, o vaizduojantis labai galingą. Todėl su didelio drąsa skelbk pergalę, legalią pergalę, kurią iškovojo Jėzus Kristus Golgotoje. Amen. Pasitikėkim tuo Jėzumi, kuris iš tiesų gyvena mumise tuose, kurie priėmė jo vardą, kurie priėmė jį savo širdį.
Amen. Ir priimi tai tikėjimu. Jūs priimėt Jėzų tikėjimu širdį. Reiškia, sutrūko to, ką šiandien Dievas kalba. Amen. Jūs nenaudojot valdžios. Jūs pasidavėt, nes neturėjot pažinimo. Ačiū Dievui, jūs šiandien bažnyčiai. Va, ko reikėjo. Kai buvote atėjęs, tada sveikas, gražus buvot. Neatėjot, o dabar atėjot. Ačiū Dievui. Va, ačiū Dievui, kad atėjot. Sakau, nors ir apdaužytams, bet įeiti į Dievo karalystę. Amen. Neatsitraukti, šaunuolis. Aš įsivaizduoju, kiek tau reikėjo nugalėti šiandien, kad tau ateiti į šitą vietą. Šlovė viešpačiui, čia viešpats tau davė jėgų. Ir tu turi pergalę šiandien. Kad sėdi čia jau vien. Antra, kad tu girdi žodžius viešpaties, kad Jėzus Kristus tavyje stipresnis už tą, kuris ir pasaulyje. Už visus liūdesius, už visas depresijas, už visus gąsdinimus, baimės. Jis stipresnis tavyje, nežiūrint į išorę. Jis stipresnis tavyje, nes tu jo šaukeisi. Jis stipresnis tavyje. Netapatink savęs su savimi. Tapatinkim save su Jėzumi Kristumi, kuris atėjo į mūsų širdis, kai jau šaukėmės. Amen. Tu dar vis toks mylimas Dievo, mylimas Jėzaus, vis toks pat. Jis turi viltį, jis drąsina tave pirmin, 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 pirmin. Pradėk iš naujo. Pradėk iš naujo. Jėzus neatsitraukia iš tavęs. Jis yra tavyje. Kaip šaukėsi, taip jis ir yra. Tik jis laukia momento, kad jis galės karaliauti. Amen. Leiskim Jėzui karaliauti mumise. Leiskim jam karaliauti mūsų protams. Leiskim jam atnaujinti mūsų protus Dievo žodžiu. Pergalį žodžiu. Taip kaip viešpats Jėzus ir kalba mums. Jis beldžiasi į kiekvieną širdį, sako. Ir kas atidarys duris man, aš su tuo vakariniausiu. Kas ne, aš eisiu pas kitą belstis. Ir jis taip beldžiasi. Aš tai sakau, ateik, Jėzau, visas. Aš tik ir tu taip sakai. Viską atveriu, sakau, eik tu ten, daryk tvarką, tai mano širdį, daryk viešpatie, aš noriu atspindėti tavo šlovę. Aš noriu, kad tu gyventum labai, išvaik visus priešus iš mano širdies, man jie nereikalingi. Jie tik griauna mano gyvenimą. Mano įsivaizdavimai griauna mano gyvenimą. Taip, sugriauk visus įsivaizdavimus mano. Reiškia, atidarau jam širdį. Todėl laikykim atidarę jam širdį. Tegul jis šeimininkauja mumise. Amen. Kada mes priimam jo dvasią, priimam jo žodį, jis turi teisę šeimininkauti tada. Tada jo žodis krenta į širdį, ta sėkla išleidžia šaknis ir auga vaisiai viešpačiui. Amen. Ir visa šlovė ir garbė viešpačiui. Dar labai greitai Ezekėlių negaliu nepasakyti, ten prisimenant, kaip numirusi kaulai keliasi. Taip. Kaip situacija mirusi keliasi, taip, 37 skyrius Ezekėlių. Dievo žodis daro stebuklus. Nepasiduok, daryk teisingus išpažinimus ir veiksmus. Žinot, žmonėje visą tokia neužtikrita, blaškoma, nešiojama vėjų visokių. Ir mes tokie buvome, ne? Bet dabar Dievas mus daro tokiais, panašiais į save, stabiliais, pasitikinčiais, nepasiduodančiais, teisingus išpažinimus darančiais.
ir veiksmus teisingus darančiais. Jei teisingus tu išpažinimus darysi, tai ir veiksmai bus teisingi. Ta, ką kalbi, tokie ir veiksmai bus. Ta, ką kalbame, tokie bus ir veiksmai. Todėl jei norim, kad veiksmai mūsų būtų geri, tai kalbėkim pozityviai, kaip Dievo dvasia sako. Man pasiseks, aš nepasiduosiu, aš visada laimėsiu. Ezechielio 37 nuo 1 eilutės. Viešpaties ranka palietė mane ir viešpats nuvedė mane dvasių į lauką pilną kaulų. Jis vedžiojo mane tarp jų sausų kaulų. Tame lauke buvo labai daug. Tada jis paklausė, viešpats čia taip su juo kalbėjo. Jį nuvedė į tą lauką ir kalbėjo viešpats su juo. Paklausė manęs, Ezechielio, žmogaus sūnau, ar gali šitie kaulai atgyti? Aš atsakiau, viešpatie Dieve, tu žinai. Gerai, kad jis nesidėjo protingas. Ne, jokių būdų. Vis tik nusižeminsi. Tu žinai, tu geriau žinai. Nusižeminti reikia pasakyti, tu Dieve geriau žinai. Mes dažniausiai gerai žinau. Matau ir vsi. Tai ir tai yra tiesa, ką matau. Ne, tai yra melas. Tu, viešpatie, geriau žinai, kas yra tiesa. Nes jis sakė Jėzus, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Aš noriu teisingų kelių eiti, man reikia Jėzus. Aš noriu tiesiog gyventi, man reikia jo. Aš noriu gyvenimo, man reikia jo. Amen. Man reikia jo. Ir toliau, tu žinai, sako, jis sakė man, pranašauk šitiems kaulams ir sakyk, sudžiūvę kaulai, išgirskite viešpaties žodį. Viešpats Dievas taip sako šitiems kaulams, aš įkvėpsiu jūs dvasią ir jūs atgysite. Jėzus turi šiandien tokią dvasią atgaivinti numirusius kaulus. Jis turi jėgą atgaivinti numirusius žmonės, dvasioje numirusius žmonės, kiekvieną šitame mieste turi jėgą viešpats. Žmonės jau palaidoja, seniai sako, viskas su šituo, viskas. O Dievas sako, aš turiu jėgą dar. Aš numirusius kaulus galiu prikelti. Ir iš tiesų, žmonių mirusi dvasia. Todėl ir meldžiamės, todėl ir skelbiam išgelbėjimo žinią, kad Dievas į jūs įeitų ir atgaivintų savo amžiną dvasią. Aš duosiu jums gyslas, užauginsiu mėsą, apvilksiu odą, tada jūs žinosite, kad aš esu viešpats. Aš pranašau, kaip jis man įsakė, Ezechielis pranašavo, klausė jo. Nesakė, čia durnystė, šitaip tai nedarysiu. Todėl šiandien, kas nesako, kad čia yra durnystė, tai ką tu skaitai, tai ką tu girdi, tas matys viešpaties šlovę. Amen. Tada jūs žinosi, kad aš esu viešpats. Aš pranašavau, kaip jis man įsakė. Pranašaujant pasigirdau garsas ir pamačiau kaulus judant, jie artėjo vienas prie kito. Šitą pavyzdį specialiai Senajame testamente parodė Ezechieliui Dievas. Koks galingas Dievas. Ir jis mums dar užrašytas. Šiandien mes įskaitom, kad mūsų tikėjimas nebūtų regėjimas, o būtų virš aplinkybių. Nes čia stipriai virš aplinkybių. Amen. Aš pamačiau kaulus judant, jie artėjo vienas prie kito.
Aš žiūrėjau ant jų, atsirado gyslos, jie apaugo mėsa ir oda apdengė juos, bet dvasios dar nebuvo juose. Viešpats sakė man, žmogaus sūnau, pranašauk dvasią ir sakyk, taip sako viešpats. Jis specialiai pats neupūtė dvasios, bet liepė Jezekeliui. Kaip tau, Jezekelis toks kaip tu. Ir Dievas sako, tu dabar pranašauk. Dvasiai ir sakyk, taip sako viešpats Dievas, ateik dvasiai iš 4 šalių ir padvelk ant užmuštųjų, kad jie atgytų. Ir Ezekelis sako, aš pranašavau, kaip jis man įsakė, dvasia įėjo į juos, jie atgyjo ir atsistojo ant kojų nepaprastai didelis būrys žmonių. Halleluja. Jėzus Kristus davė šiandien tau valdžią, galią ir jėgą, Jėzaus vardu surišinėti dvasias, rauti, griauti, statyti, atrišti, gydyti ligonius. Daryk, sako, aš siunčiu tave, Morkaus Evangelija. Paskutinis skyrius, paskutinis eilutės. Aš pasiunčiau jos ir šiandien jūs laukia iš tavęs ir manęs. Ar jis gali leisti tavo lūpomis su tikėjimu atstatyti šitą miestą, atstatyti žmonių gyvenimus? Ar jis galės atgaivinti tai, kas numirė? Visos priemonės šiandien, televizija ir visa kita pasitarnauja, kaip gesinti ir marinti. Dar toliau. Bet Dievas pašaukė savo kūną įtvirtino čia žemėje, jo bažnyčia tai jo kūnas, tam, kad jis galėtų pranašauti, kalbėti ir savo valdžią karaliauti toliau Jėzus Kristus per bažnyčią, per tikinčius, per tave, mane ir visus tuos, kurie tiki. Nieko neprarasi, brangusis. Gėdą nugalėk, gėdą nugalėk. Nes siela sakys, o jei neįvyks. Ir neįvyks kartais. Tuo Dievas ištikimybę išbandys tavo, ar tu toliau pasitikė, žodžiu. Mums kartais kas iš karto nepavyko, tas nepavyko. Tai jau nepavyks. Du, 3 kartus nepavyks. 5, 6 pavyks. Kitas vėl nepavyks specialiai, kad Dievu nepasidarytum didesnis už Dievą. Kitas vėl pavyks. Bet Dievas tam ir pašaukė mus. Amen. Jis sako, jūs esate mano įrankiai, mano indai, mano patirtėjai, mano pašauktėjai. Jūs mano akis, jūs mano rankos, jūs mano liežuvis, jūs mano širdis, jūs mano kojos, jūs mano lūpos, sako viešpats. Mes kartais galvojam, kad viešpats kalbės nušvitęs dangų ir kalbės. Ne, šiandien kalba tuose, kuriuose yra Jėzus, jis per juos ir kalba. Amen. Jis per tave kalba. Jėzus, kai teisingai, aišku, kalbam pagal Dievo valią. Dievas kalba. Kai tu kalbi, Dievas kalba. Nes jo čia dabar nėra. Jis kalba per žmonės. Amen. Tai nereiškia, kad jis negali tau kalbėti, kai tu būsi vienumoj. Bet jei yra žmonių, tai jis dažniausiai per žmogų kalba. Kai būni vienumoj, nėra žmogaus, tai jis tau kalba. Amen, į dvasią. Tu viduj tiesiog girdi, ateina tokios mintys, tokios gražios, tokios teisingos. Ojojai, kaip čia gerai, kaip aš čia suprantu. Bet ten Dievo malonė. Jis kalba. Amen. Dievas šiandien kalba, bet tik jokių būdų nesumaišyk dievus. Negatyvus Dievas, kuris kalba tau kažkokią neviltį, arba žemina tave, arba nevertumą atpalaiduoja. Tai ne tas Dievas.
Nes yra velnias, kuris irgi suinteresuotas kalbėti. Todėl kaip mes atskirsime Dievo ir velnio balsą, kai mes žinosime Dievo tiesas, pažinsime jį per žodį ir atskirsime tada, kada jis kalba. O jis visada kalba statydinimą, pergalę, primena tavo poziciją, kokią jis tave pastatė. Ir situacijose jisai sako, tu esi daugiau nei nugalėtojas. Kaip dažnai pametam šitą dvasią, ar ne? Todėl Dievas augina mus, moko, kad mes net ir sudėtingose situacijose išmokai netokioj sudėtingoj situacijoj praeiti. Tai sekanti pamoka bus sudėtingesnė situacija. Šitą praeisi bus dar viena tau sudėtingesnė. Ir taip auksi iš šlovės, iš jėgos į jėgą. Amen. Mums atrodo, kad tai mums pražūčiai čia dabar tokia aplinkybė atsirado. Bet ne, mes tik užsigrūdinsime, dar labiau būsime stiprus. Tik svarbu, mums nereikia pasiduoti toj situacijoje. Neklausyti, ką diktuoja velnias, neklausyti, ką aplinkybės kalba, bet daryti tai, ką sako Dievas ir ką tu visada darėjai. Amen. Nes daug yra situacijų, kada tikintieji papuola į kažkokias aplinkybės ir žiūrėk, jau jie užmiršo Dievą, užmiršo jo žodį, užmiršo viską. Reiškia, nepraėjo. Atėjo pirmas sūkurys ir nusinešė. Bet Dievo valia, kad jis mūsų nenusineštų, bet tik mes jį praėję pergalingai dar taptume stipresnio tikėjimo žmonės ir dar didesnės pergalės iškovotume. Amen. Halleluja. Taigi, Dieve Tėve, mums dėkojame tau, bet dar noriu priminti vieną frazę, tokia užsirašiau. Mes kartais, mums užtrunka ilgiau nei tai norėtume, ar ne, kažkoks tas išbandymas ar ta audra. Ir tu sakai, sustok, o ne tik dar labiau stiprėja. Būna tai? Tu sustok, jau taip įstoja, oi dar stiprėja. Normalu, žinok. Pats tas. Va čia vyksta tas didžiausias treniravimasis. Bet tu ir toliau sakai, aha, tu didėji. Tai aš ir toliau stovėsiu. Ir va būtent prieš pabaigą būna pati didžiausia audra. Tik tada reikia išstovėti, ištiesus kaip Mozė lazdą laikė. Ar ne? Ir vandenys prasiskyrė. Taip ir tau, ir man. Jėzaus vardas širdyje ir lūpovise. Ir kartais kaina būna didesnė, nei mes įsivaizdavom. Bet mes viską praeisime. Amen. Nėra tokios kainos, kurios mes negalėtume sumokėti, kad praeitume viską. Nes Jėzus Kristus jau sumokė visą kainą. Tai ir mes praeisime.